Labadiena, dabar mes panagrinėsim dar vieną svarbią temą, ji vadinasi sąrašai ir mes padalinsim šitą punktą, būtent pasakojam apie sąrašus keletą filmukų. Pirmam filmukė tiesiog pasižiūrėkim vieną kitą pavyzdį. Štai šitam kode, šiek tiek aš čia padidinsiu, pas mus trečioje eilutėje kintamajam SAR priskiriamas objektas, kuris ir vadinasi sąrašu. Kas jame yra? Čia pas mus surašyti skaičiai nuo vienetų iki 10 ir tokiu būdu visą šitą rinkinį aš priskiriu šitam kintamajam SAR. Kitaip sakant, kintamasis SAR pas mus bus susietas su visais šitais skaičiais. Dabar kaip mums prieiti prie atskiro skaičiaus rinkinį, pavyzdžiui, prie šito ir taip toliau. Jeigu mes parašysim SAR ir kvadratinėse skliaustose nulis, tai čia mes tokiu būdu prieisim prie štai šito pirmo elemento. Čia pas mus šitas print sakinys atspausdins tiesiog vienetą. Jeigu aš noriu prieiti prie antro, tai aš tada turiu rašyti SAR ir 1. Jeigu noriu prieiti prie 5, SAR ir 4. Kitaip sakant, štai šituose skliaustose, jeigu aš rašau kažkokį skaičių, tai bus paimtas sąrašo elementas, kuris yra vienetų didesnis, jeigu numeruosim nuo vienetų. O šiaip labai patartina įsiminti, kad Pythone, kaip ir kituose kalbuose, ten, kur yra rinkiniai, masyvai, elementų numeravimas vyksta nuo nulio. Štai čia nulinis elementas, čia pirmas ir taip toliau. Šitą situaciją mes turėjom, kai nagrinėjom tekstinės eilutės, dar lyg tai sausio mėnesį, ir tai neturėtų jūsų labai stipriai stebinti. Taip pat neturėtų stebinti ir toks žymėjimas kaip SAR-1, tai čia būtų paskutinis elementas sąrašo, čia bus prieš paskutinis ir čia būtų 5 nuo galo. Jeigu aš paleisiu šitą kodą, tai čia pas mus turėtų įsivažiuoti šitą užrašinę. Nu ir čia atitinka, kodėl čia atspausdina, pavyzdžiui, 10, todėl čia buvo paskutinis elementas. Nu ir taip toliau. Lygiai taip pat kaip ir su teksto eilutėm galima nagrinėti ne pavienius elementus, o atskiras dalis iš sąrašo. Ir sintaksė, taisyklės čia primena labai stipriai teksto eilutės. Tai jeigu 5 eilutėje šito 6 pavyzdžio aš parašysiu SAR 0,2, tai reiškia, aš paimsiu nulinį elementą ir pirmo, o antro jau nepaimsiu. Kitaip sakant, čia ištisau tokio intervalo nuo nulinio iki pirmo imtinai paimsiu. Galiu parašyti ir štai, taip, 2, dvitaškis ir toliau nieko. Tai čia aš paimsiu visus elementus, pradedant nuo 3, jeigu nuo vienetų skaičiuoti. Čia pas mūsų toks gabaliukas sąrašo gausias. Jeigu parašysiu 2,5, ten kur yra rašomas pas mus elementų atrinkimas, o dar kitaip tai vadinasi indeksas, tai čia gausiu 1, 2, 3, 4, 5. Jeigu -5 ir 2, tai aš paimsiu nuo 5 nuo galo ir iki galo. Štai čia tokia atkarpa. Toliau, jeigu aš paimsiu 2,-2, tai beveik visą sąrašą skyrus paskutiniųjų 2. Taip. Nu, čia nesunku įsiminti tokie žymėjimai. Jeigu aš noriu paimti kas antrą elementą nuo pradžios iki 5 imtinai, bet kas antrą, tai aš dar vieną galiu parašyti, čia 2, parašyti tiesiog 2,2. Jeigu parašau 0, 2,6, 2,2, tai aš paimsiu pirmą elementą, taip, čia šitavo sąrašo pas mus vienetas, paskui, kadangi čia pas mus eina kas 2, čia žingsnis kas 2, tai čia paskui paimsiu 3 ir kadangi aš imu tik tai iki 5 imtinai, tai dar ir 5 paimsiu. Taip. Nu ir toliau, jeigu aš parašysiu 2,2,3, tai aš čia paimsiu visus elementus, kas 3.
Taip, čia į pirmą gavosi 1, 4, 7, 10. Dar yra toks žymėjimas su neigiamu žingsniu. Jeigu aš parašysiu dvitaškis, dvitaškis minus 1, tai aš tiesiog atspausdinsiu sąrašą atbulai. Nu ir galiausiai dar vienas pavyzdys. Jeigu aš parašysiu dvitaškis 6, tai čia visi elementai tarsi kaip nuo pradžios iki šiuo atveju 6, taip. Bet vienintelė problema, kadangi čia minusas, tai bus važiuojama atbulai. Tai iš tikrųjų reikėtų važiuoti nuo 10 ir kas antrą atbulinė tvarka. Tai čia jau 10, 8, toliau turėtų būti 6, bet va štai šitas elementas šiuo atveju jau nebeįeina. Na, kaip taisyklė, ne visą laiką taip dažnai būna naudojami, pavyzdžiui, čia minusinis žingsnis, neigiamas, tai kaip čia parašyta, kartais, kai reikia parašyti sąrašą atbulai, tai tokia sintaksė naudojama, bet tai kaip 17 eilutė, tai čia gana retas atvejis. Aplamai apsimoka įsiminti ir taikyti praktikai va štai šitos pavyzdžius nuo 5 iki 9 praktiškai. Taip. Gerai. Nu ir dar vieną pavyzdį panagrinėkim šitam filmuke, kaip galima sukurti sąrašą. Čia keletą galimybių įkurti yra. Pirma galimybė tai tiesiog daryti tai, kaip jau pas mus buvo. Priskirti sąrašą tiesiog pačioj programai. Tai kaip čia buvo parašyta. Pavyzdžiui, sąrašas SAR2 turės elementus 2, 7, 9, 10, minus 2. Toliau sąrašas žodžiai turės elementus hello, labas ir rytas. Taip. Toliau galima reguliariuosius itin sąrašus, tai yra tam tikras sekas, kurti naudojant konvertavimą į sąrašą. Angliškai sąrašas yra list. Jeigu aš paimsiu range 0, range 10, tai aš jau prieš tai buvusiam filmuke pasakojom, kad čia pas mus yra skaičių seka nuo 0 iki 9 imtinai, vat šitas va range. Aš ją galiu iš karto paversti sąrašą, jeigu parašysiu list ir parašysiu skliaustuose šitą range 10. Nu ir analogiškai, jeigu aš parašysiu range 1, 5, tai čia bus seka 1, 2, 3, 4 ir paskui, kadangi čia aš parašiau list, tai ta seka bus konvertuota arba paversta į sąrašą. Nu ir dar vienas va čia range pas mus yra, čia nuo vieneto iki 19 imtinai ir kas 3, tai čia 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, taip. Nu ir čia paskui mes spausdinam šitą, taip. Dar kaip galima sukurti sąrašą, galima paimti teksto eilutę ir vėlgi parašyti vertimo funkciją list ir tada vietoj tekstinės eilutės mes turėsim sąrašą atskirų raidžių. Tai turbūt tiek šiam filmukui, kitam filmukui mes pratęsim šitą temą.